Kas jūs? Taigi, dievai. Mes Dėl ko man festivalis? Dėl visko. Aš taip nesakysiu atvirai, nu gerai. Nu dėl visko. Taigi pamatai žmonės, įsimyli juos, gyveni paskui dėl jų ten kelias savaitės, arba dar, net ne kelias savaitės, daug daugiau. Po festivalio visą laiką, prieš festivalį tu gyveni laukimu dėl festivalio, o po festivalio tu gyveni buvimu festivalyje ir paskui po to, kai tas praeina, tai praeina, kokiu po pusės metų, tu vėl pradedi gyventi vėl dėl kito festivalio. Kas tau sužadina vaizduotę? Moterys. Kam reikalingi festivaliai? Kad susitikti su moterimis. Kas bendro tarp žmogaus ir kiaušinio? Moteris turi kiaušialąstes. Vardas, ne? Vardas Kamilė iš Kauno, dabar yra 2 nakties. Ir ką aš manau apie šventę, tebūnie naktis, tai taip, kaip ir matom iš praktikos, tai labiau yra vaikščiojimas nuo taško į tašką ir nebūtinai tuose taškuose kas nors vyksta. O pačiai su kuo menas asocijuojasi su kokiais 3 žodžiais? Negyvenimas. Klausote džiazo muzikos duše? Duše? Duše. Aš viską klausausi duše. Su tavim irgi duše šneku. Aš galėčiau sakyti, bet čia būtų taip iš oro, tai čia būtų tokia, taip, kas pirmas iššauna galvą, bet ne tai, ką aš galvoju. Tai gal tai yra tikriausias atsakymas, ne? Kas pirmiausia iššauna galvą? Taip pasakysiu, kažkada sugalvojau užvakar tokią mintį, čia truputį netiesiogiai tą klausimą, kad menas turi būti gražus, nebent jis moka. Pauliau? Ką? Man už ko skraibė? Tavo lietaus nuotykis. Lietaus nuotykis? Lietaus nuotykis. Per lietų nuogi stovėjom ten ir gėrėm. Kur? Ant lietaus prie palapinių. Ai, per lietų pirkom kebabus, atsirėmėm į mentų mašiną ir mentų mašiną apipylėm alum, tada atnešė kebabus, tada nuėjome pašiūrės, valgėm kebabus, tada prisijungėm prie komandos, kuris sako, padėkime mums dalyvauti protmušių, bet uždavė klausimą, karočią labai durna, į kurio atsakymo mes nežinojom, tai sako, per kalėdas. Tipo toks atsakymas buvo. Ir tada nuvarėm per lietų ir toliau gėrėm. Prezidentūra. Festivaliai reikalingi marmuro, ledo lukštas. Aš Justina, man 20, aš norėčiau ne tik paskanauti, bet ir su kitais pasidalinti. Gera nuotaika, muzika ir labai norėčiau žaibų. Mes išgyvenom.